Fokačia čia tas tešla jau gatava. Ir radau baravyką. Pjaustom. Čia ir pjaustys, pažinau. Vėliau įrašys. Pakepim juos. Čia man kaip vėliau įdėsiu į pačią tešlą, išmaišysiu. Tešla biškį rūžau. Kaip tas prancūzas darė, tai ten tokie yra grybukai ant galo uždėti į tą duoną. Tai aš pabandysiu irgi. Paspjaučiau granai pagalytą. Aš pagerminsiu ir ant viršaus duonos uždėsiu irgi. Gal pavyks. Ir paskutinis šiandien, tai va čia dabar jau ta fokačia su grybukais, ane? Su gabaliuku. Čia ant viršaus eis ir aš dar ją paliksiu uždengęs, kad iškiltų dar sykį. Dabar tai... Ok, tai ta fokačia, tai dabar va tiek iškilo. Jau pilnai iškilo, galima bus kepti, bet tas prancūzas dar įkrovė ten visokių bazilikų ir petražolių šviežių, kuriuo aš irgi turiu. Tai pradžioj tai. Tai va, čia supjaustyta. Supert. Ir bandau dėti dar tas kepurėlės, kad tikrai išvaizdžiai viskas būtų. Žodžiu. Estetika. Estetika yra svarbu. Estetika. Tai va dabar taip atrodo. Tai va tokia gavosi fokačia. Žiauriai jau grožis. Eiktų. Kažkaip kaip bus į skonio. Nu, labai džiaugiuosi, labai faina duona. Faina. Dar sykį. Prieš lanką. Nu ir bandomas. Mes jau prisikėliau grybų. Reiks pavalgyti grybų duoną. Šį dar nepasakys, aš įdėjau. Labai įdomus skonis.